Šią savaitę Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje atidaryta Jonavos globos namų fotografijos paroda Senjorų retro. Eilę metų po Lietuvą keliaujanti paroda pristatyta ir Raseinių bendruomeniai. Mūsų draugystė su Jonavos globos namais trunka jau ne vienerius metus. Prieš parodą, pristatydama Jonavos globos namų direktorę, beje kilusią iš Raseinių krašto, sakė Asta Stanaitienė. Mes labai džiaugiamės gražia bendrystė, tai noriu pasakyti, kad pas mus atvyko Jonavos globos namų graži draugija, graži kompanija, kolegos, kaip įvardinti noriu. Ir čia šalia manęs stovi Jonavos globos namų direktorė Dalia. Aš visą laiką ją meiliai vadinu Dalytę, nes tai žmogus, kurio tikrai kitaip ir nepavadinsi. Tai mes karts nuo karto susitinkam, bendradarbiaujam, pasikalbam. Ir tos mūsų kalbos tiesiog tokios darbinės yra ir sakom, vieną kartą kažką išaušus vasaros pradžiai, išaušus geram orui, padarom. Ir tas padarom tikrai be abejo nėra paslaptis, mes matom internetinėse svetainėse, internetinėse platybėse, tikrai labai gražių dalykų Jonavos globos namai atlieka, be abejo direktorės iniciatyva, viso kolektyvo iniciatyva. Tai vienas iš tų tokių dalykų, iš daugelio dalykų, kuris mane patraukė, tai būtent retro paroda skirta senjorams. Iš tiesų šis projektas, kuris išaugo į tokį tikrai gana didelį mūsų įstaigos viešinimą, prasidėjo nuo paprasto noro įamžinti mūsų globotinius. Atėjusi dirbti socialinė darbuotoja, truputėlį fotografavo, o retro tas stilius man visada buvo mielas ir atrodė, kad senjoram labai tinkamas ir jų jaunystės prisiminimas. Ir pradėjom tiesiog paprastą fotografiją įstaigoje, kuri išaugo į didžiulį visų darbuotojų ir gyventojų susidomėjimą. Nešėm aksesuarus iš namų, rinkom pievai gėles, puošėm mūsų senjorus. Pirmi žingsniai buvo labai nedrąsūs, labai bijom, kad tai nevyktų kažkokia pašaipa iš tų žmonių, bet pamatėm, kadangi kiekvienam buvo skirtas labai didelis dėmesys, jie pradėjo varžytis vienas su kitu, kurį paimsime, nes tikrai gėrėm arbatą, domėjomės jų jaunystę, praeitimi ir jie patys save veidrodyje pamatė, kartais tiesiog net ir susigraudindavo ir sakydavo, kad aš dirbau paprasta kaimo melžėja, aš jaunystėje taip gražiai neatrodžiau, kaip jūs dabar padarėte. Ir aišku, didelį dėkingumą pajutom iš artimųjų, nes jie turėjo savo artimojo tokią gražią fotografiją atminimui, nes įstaigoje 90 globotinių, iš jų yra virš 60 slaugomo, tai aišku ir netekčių būdavo įvairių ir fotosesijos pabaigoje už kelių dienų paaiškėdavo, kad tas žmogus iškeliavo ir gulinčius fotografavom ir kaip minėjau, vynas, cigarai ir gėlės tikri ir kailiai. Lietuvos gyventojų statistika rodo, kad garbaus amžiaus žmonių šalyje yra beveik 1/5. Tačiau lietuvių kultūroje labai mažai likę vietos senatvės grožiui. Daugeliui ji piešiama vargana ir atgrasi. Visgi visuomenė išsiviešėjusi jaunystės kultui. Jonaviškių tikslas yra parodyti ir vyresnio amžiaus žmogaus grožį, įamžinti jo atminimą, suteikti pasitikėjimą savimi. Dabar labai norisi parodyti, kad ir globos namuose vyksta gražių dalykų, kad ta senatvė gali būti kitokia ir keisti nusistovėjus stereotipus, kad globos namai, bagadėlinės ubagynai, kur dar jau rečiau pasigirsta, bet visuomenės tą nuomonę pakeisti ir požiūrį ir galbūt ir nusišypsoti, tai va tiek. Ačiū labai, kad priėmėt, ačiū visiems padėjusiems sugrįžti man į savo gimtinę. Aš esu raseinietė. Tai čia tokia kaip graži ir duoklė, kaip gražus bendradarbiavimas, ne tik taip, bet ir tarp institucinis ir rajoninis, ir tikrai lauksim su kitom parodom, o jie tikrai turi ką parodyti ir
Ir kuo mes turim, kuo akį paganyti ir kuo pasigrožėti. Ir ta senatve, kaip aš vis dėlto sakau, ta jaunystė, tai jinai gali būti kitokia, jų dėka, jų papuošimu, jų gražia bendrystė. Ačiū labai. Ši paroda tapo tikru bendrystės projektu. Ji suartino ir darbuotojus, ir mūsų globotinius. Viską darėme savo rankomis. Klijavome fototapetus, perdažėme sienas, iš namų nešėme senovinius kailinius, skrybėlės, karolius. Tai buvo ne tik kūrybinis, bet ir emocinis procesas, sako parodos iniciatorė. Anot direktorės, tokios iniciatyvos labai reikalingos. Jos padeda keisti vis dar gajus neigiamus stereotipus apie globos namus, ypač kaimo vietovėse. Labai džiugu, kad nei vienas rėmėjas neatsisakė padėti. Daugelis jų pamatę parodos nuotraukas, neslėpė emocijų, kai kas netgi graudinosi, pasakojo direktorė. Visus kviečiame aplankyti parodą Senjorų retro. Ji eksponuojama Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje. Ateikite, jauku, nostalgiška ir tikra. Atvažiavome į Raseinius, labai dėkojam, kad priėmėt mus ir